Kyjivas pripažįsta, kad kontrpuolimas vyksta lėčiau nei norėtųsi ir kad sudėtinga padėtis prie Charkivo, kur Rusija teigia pažengusi į priekį. Pentagonas skelbia dar beveik $1,5 milijardo pagalbą oro gynybos sistemomis ir amunicija. Vakar sakė, nelaikas lėtinti tempą. Mano akimis, tai toli gražu ne fiasko, gerokai per anksti taip vertinti. Manau, likę dar daug kovų. Pakartosiu, ką sakiau. Užtruks ilgai, bus sunku, bus kruvina. O tada pamatysime, kur atsidurs Ukraina prieš Rusiją. NATO didina budrumą ir yra pasirengęs ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą nuo agresijos. Daugelis šalių pabrėžia, kad turės ne tik tęsti, bet ir didinti reikalingą karinę paramą tam, kad užkirsti Rusijos galimybės blokuoti civilinių laivų judėjimą Juodąją jūrą. Mes kurį laiką girdėjome, kad neva prasidėjo kontrpuolimas, bet jis kažkoks buvo per lėtas, ne pagal planą tarsi vyko, bet vyko. Dabar aš jau girdžiu apie kažkokį labai galingą prasidėjusį pietinėje dalyje. Lygiai prieš savaitę Saudo Arabijos Džidos mieste įvyko daugiau nei 40 šalių atstovų susitikimas dėl taikos Ukrainoje. Į kurių vakarų analitikų vertinimas primena amerikietiškus karelius. Prieš savaitę kalbėdami, kad viskas žlugo, dabar sako, kad Ukraina pasiekė jau taktinių pasiekimų, ypatingai kalbant apie Zaporižės sritį. Ačiū, ponia Vadelinskai. Prigožin šitų smogyklų ir toliau atliks tas funkcijas, kurias atlikdavo anksčiau, tai yra Afrikos valstybėse, toliau plėš vietos resursus ir turties kaip Kremliaus aplinkos žmonės. Mes turime toliau remti Ukrainą, visai kaip mes turime didinti spaudimą sankcijų, griežtinti sankcijas, gilinti sankcijas, padaryti taip, kad ir vietos veikėjai, Europos Sąjungos veikėjai nepadėtų apeidinėti sankcijų ir iš principo tęsti tą kovą, kuri šiaip globaliai žiūrint yra demokratijų ir autoritarizmo kova ginant tarptautinės institucijas lygiai taip pat. Ukrainos pajėgos tikisi, kad pramušus rusų gynybinę liniją šalies pietryčiuose kontrpuolimas šia kryptimi vyks greičiau. Ukraina teigia, kad jos kariai pralaužė pirmąją rusų gynybos liniją Zaporižės fronte. Apie laimėjimus čia jau skelbta ir anksčiau, kai atkovojo su Rabotinės gyvenvietė. Ekspertai akcentavo, kad tai gali tapti svarbiu kontrpuolimo proveržiu. Ukrainiečiai dar turi daug kovinės galios, tai dar nesibaigė. Taigi, dar per anksti pasakyti, ar kontrpuolimas pavyko ar ne. Akivaizdu pasiekta laimėjimų. Ukraina sako pietuose ir toliau besistuminti į priekį, gilyn į Rusijos linijas. Gynybos ministras sako, viskas pagal planą. Jau dabar matome, kaip chaotiškai priešas permeta dalinius. Dalį jų atitraukia iš Chersono srities, bando pasiųsti į pietų frontą, o iš ten į rytus. Toks bruzdėjimas, kurį pastebime, yra geras ženklas. Bet mes taip pat susidurime su nuostoliais. Deja, skaičių pasakyti negaliu, bet jie daugybę kartų mažesni už rusų. Anot tos pačios Britų žvalgybos buvo pranešimas, kad 97% visos Rusijos kariuomenės yra įtraukta į karą Ukrainoje. Tai nereiškia, kad 97% Rusijos kariuomenės fiziškai yra Ukrainoje, tačiau vienaip ar kitaip yra susijęs su Ukraina. ES svarsto saugumo garantijas Ukrainai, per metus šaliai ginkluoti skirti 5 milijardus eurų. Pasak bendrijos, tai užtikrins nuolatinę pagalbą Ukrainai ir prisidės prie šalies saugumo. Siūlau pagalbos Ukrainai fondą 4 metams. Turime užtikrinti karinės paramos stabilumą ir prisidėti prie ilgalaikio Ukrainos saugumo. Fondo dydis 5 milijardai eurų per metus. Tačiau neaišku, ar pavyks sutarti dėl pagalbos paketo, nes Vengrija iki šiol datuoja net kur kas mažesnę paramą šiems metams. Estijos gynybos ministras ragina paramą tiekti greičiau ir primena apie ES įsipareigojimą per metus Ukrainai perduoti 1 milijoną artilerijos sviedinių. Pajėgsime pagaminti 1 milijoną artilerijos sviedinių, to vis tiek neužteks. Rusija labai užsiėmusi Ukrainoje dabar. Ar tai reiškia, kad ukrainiečiai savo gyvenimais ir savo krauju laimi mums NATO šaliams laiką pasiruošti? Sakyčiau, kad ukrainiečiai kovoja už išlikimą, o ne už NATO. Turiu omeny kovoja už savo pačių šalį. Donaldo Trumpo administracija pristatė nacionalinio saugumo strategiją, kurioje įspėja, kad Europa gali išnykti kaip civilizacija. Dokumente pabrėžiama, kad didžiausia problema Europoje neva laužomi demokratijos principai. Trumpo administracija jau neapsiriboja šokiu Ameriką pirmiausia, bet planuoja kištis į Europos vidaus politiką ir sąjungininkus skatina nepamatuotais lūkesčiais, kurie neva trukdo užbaigti karą Ukrainoje. Europą šokiravusi Amerikos viceprezidento kalba buvo tik anonsas. Grėsmė Europai, dėl kurios nerimauju labiausiai ne Rusija, ne Kinija ir ne koks nors kitas išorės veikėjas. Labiausiai nerimauju dėl grėsmės iš vidaus, Europos atsitraukimo nuo pamatinių vertybių. Baltieji rūmai paskelbė ilgai lauktą nacionalinės saugumo strategijos dokumentą. Jame viceprezidento žodžiai virsta oficialia doktrina. Šiame dokumente apie Europą Baltieji rūmai rašo. Ekonominį nuosmukį nustelbia reali ir dar grėsmingesnė civilizacijos sunaikinimo perspektyva. Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria Europa, yra ES ir kitų tarptautinių organizacijų veikla, pažeidžianti politinę laisvę ir suverenitetą, migracijos politika, keičianti žemyną ir sukelianti konfliktus, laisvo žodžio cenzūra ir politinės opozicijos slopinimas. Auganti patriotinių Europos partijų įtaka išties teikia pagrindo dideliam optimizmui. Trumpo administracija nesutarė su Europos pareigūnais, kurie dėl karo turi nerealių lūkesčių, kylančių nestabilioms mažumos vyriausybėms, kurių daugelis pažeidžia pagrindinius demokratijos principus, siekdamos slopinti opoziciją. Didžioji dalis Europos nori taikos, tačiau šio noro neatspindi politika, daugiausia dėl to, kad šios vyriausybės pažeidžia demokratinius procesus. Pagrindinis Amerikos tikslas Europoje - strateginio stabilumo su Rusija atkūrimas. Rusija nevadinama grėsme nei Jungtinėms valstijoms, nei Europai. Sveiki, mūsų diskusijos tema bus atkirčio Kremliui strategija Europa, Lietuva, Ukraina. Šiandien Lietuva yra užpulta, be abejo, Baltarusijos, Rusijos. Tai tiek. Ačiū Albinui. Priešais manęs sėdi Jonas Okmanas. Mes neturime vyriausybės šiuo metu. Mes turime ministrų kabinetą, jis susirenka trečiadieniais, bet mes vyriausybės neturime. Lietuva yra užpulta, bet Lietuva nesigina.
Lietuva imituoja kalbas apie kokią tai gynybą, ar ne? Tai aš dar neturiu beretės šaulio, nes jį nepagaminta. Tai įsivaizduok, mes ruošiamės kautis su rusais, bet 1000 kepurių nepasiūvom. Tai kiek mums brigadų reikia kurt, kur jos kūriamos? Tegu šaulių pavidalų, tegu bičiai su šauniku stovi, jau tai yra kliūtis, ją reikia apeiti, ją reikia sušaudyti. Kur yra tos brigados kūriamos? Ne vienos, mes savo kariuomenės brigadų nekuriam, sako, vokiečių brigada. Klausot, kaip atrodys Lietuva 26 metais. Lietuva klestės. Ir nepaprastai remia ukrainiečių, remia ginklais, pinigais. Žmonės aukoja milžiniškas sumas reguliariai, kas mėnesį. Todėl, kad jie jaučia ne tik tai empatiją ukrainiečiams, užuojautą ukrainiečiams ir aukoja, bet jaučia grėsmę. Ir aukoja, kad supranta, kad mes dabar pinigais atsiperkam. Ukrainiečių gyvybėmis mes atsiperkam, mes nusiperkam savo laiko, nes jau nusipirkam 3 metus. Ir galbūt dar mums pavyks nusipirkti 2, 3, o gal dar net 4 metus, iki užgrius nauja agresija, nežinia kur ir kaip. Ir mes galbūt per tą laiką sukaupsime ir daugiau jėgų ir taip toliau. Tai mes savo pinigais ir ukrainiečių gyvybėmis perkam savo. Man norisi apginti Europą, ne dėl to, kad Europa yra stipri, bet dėl to, kad Europa, man rodos, yra geriausias mūsų šansas. Ar yra tikrai buvo tai blogai, ar tikrai čia yra tokia visiškai beviltiška situacija? Neturėtume leisti eksperimentuoti ir leisti mokytis valdyti, kaip dabar vyksta. Tai ta situacija yra iš tikrųjų, manau, dramatiška ir nepakartojama. Šiokį tokį, bet turiu istoriko diplomą ir mane erzina nuolatinis lyginimas su 39 metais. Gyvenime buvo ir sunkesnių momentų, ar šitą jau priėmėte kaip didžiausią gyvenimo iššūkį? Sunkus momentas, bet nemanau, kad tai pats sunkiausias ir manau, sunkiausia gali būti, kad mūsų laukia ateityje. O šiaip tai laimėjimų, taigi ir generolas Vaikšnoras be abejo yra laimėjimas ir mes galbūt, taip sakant, turim tą įvardinti. Ačiū, Petrai. Silpnumas kertinių politikų irgi akivaizdus ir čia, matyti, išminčiai galėtų pasakyti, ar yra buvę, kad visos 3 valdžios šakos būtų tokios silpnos. Kaip jūs matytumėt tą vadinamų taikos derybų traukinį, kas jam vadovauja ir kur jis gali nuvažiuoti, turiu tariant, tokiais bėgiais, kaip jisai šiuo metu juda? Amerika pasiskelbė iš esmės neliberalios demokratijos nešėja. Jinai nori ir jinai išdėsto ten keliuose punktuose, kad jinai nori, kad Europa pasikeistų, kad Europa taptų kitokia. Jie nekenčia tos Europos. Ir tai deklaruojama. Čia yra didžiausia problema mums ir jie deklaruoja, kad jie turi. Ir aš cituoju, siūloma skatinti Europoje veikiančius politinius ir visuomeninius judėjimus, kištis į vidinę partinę sistemą, kurie priešinasi dabartiniai ES raidai. Iš esmės jie deklaruoja viešai, ką darė, pavyzdžiui, kad jie remia Vokietijos FD. Geriausia būtų, kad Trumpas pagaliau suprastų tą ir pakeistų nuomonę ir padėtų Ukrainai. Tai, ką daro Rusija, tą patį, ką jį daro dabar su balionais Lietuvoje. Tai yra hybridinis karas. Aš įsivaizduoju, kad pačioje Ukrainoje žmonės pervargė, klaikiai pervargė ir tu gali pradėti kabintis už šiaudo, už šitų derybų ir galimų paliaubų, geriau paliaubos negu tavo namą kasnakt atskrenda po ten, reiškia, kalibrą ar kokią X raketą, ar ne? Istorija yra juokingiausia, kad Amerika yra išgelbėjusi Rusus, Rusiją, laikyti frontą darosi vis sudėtingiau, o mes iš principo jau Ukrainoje turėtų stovėti prie Baltarusijos sienos, aš taip įsivaizduoju, Odesoje, Nikolajeve, palei Dneprą turėtų stovėti Europos kariuomenių daliniai, kad ukrainiečiai galėtų visas turimas pajėgas mesti rytų frontą, nes nebėra pajėgų. Dėl taikos derybų ir apskritai dėl taikos. Visi protingi žmonės nori taikos. Visi protingi žmonės. Kodėl nėra tos taikos? Todėl, kad vienai pusė, rusų pusė, konkrečiai Putinui asmeniškai ir visai jo valdžios vertikaliai, bet kokia taika, net paliaubos, yra mirtinai pavojingos. Naujoji geopolitinė, geokariniai situacijai. Ukraina tampa strateginė naujosios Europos gynybinė šerdimi. Jeigu ji tokia šerdimi netaps, Europa kaip civilizacijos lopšys nebeišliks. Manęs netrikdo, kad reikia ruoštis karui, jeigu jam tikrai reikia ruoštis. Kai Rusijos pajėgos atsidurs NATO teritorijoje, NATO pajėgos atsidurs Ukrainos teritorijoje. Čia atsakymas jums. O šiaip tai, čia mes pasakėm daug protingų žodžių, bet iš tikrųjų tai mūsų viltis yra tik tai 2 į. Tai infarktas ir insultas. Šiuo metu egzistuoja 2 koncepcijos užsienio politikos. Tai realpolitik ir sakykime, vertybinis kažkoks realizmas. Atsimenu, karo pradžioje mes signatarai keli buvom tokie naivūs, kad pasiparašėm laišką prezidentui, kad jis kreiptųsi į NATO ir kad NATO lėktuvai pradėtų saugoti oro erdvę Ukrainos. Tai dabar galim įsivaizduoti, kokie mes buvome, kaip sakant, naivuoliai. Didžiausia problema yra dramblys kambary, yra Amerika šiandien. Ir Amerika apsisprendė šiandien neberemti Ukrainos. Jūs mes suprantate, kad nieko neduoda Ukraina. Galima tik nupirkti iš Amerikos, ką nors, tame tarpe ir žvalgyba dar kol kas. Tai jie nieko neduoda. Ir iš esmės, ant ko laikosi dabar ta Ukraina, tai būtent ant Europos paramos. Ir aš manau, kad reikia dabar kažkur suprakštyti kitiem metams 100 milijardų. Tai europiečiai visi kaip nors turbūt suprakštys 100 milijardų ir metus gal dar išgyvensim. Ir po to gal ateis rinkimai Amerikai. Ir tai gali būti mūsų išgelbės. Tas dramblys kambary kažkaip ar išeis, ar dings, ar pasikeis. Tai ačiū ir iki kitų kartų. Ir ačiū Petrui Jausevičiui. Turėtų būti kokia nors savigarba, ponai ir ponios. Gal pradėkime nuo tos strategijos, ponia ministrė, keletą punktų pacituosiu. Pavyzdžiui, 1.
Siekiame remti sąjungininkus, išsaugant Europos laisvę ir saugumą, kartu atkuriant Europos civilizacinį pasitikėjimą, savimi ir tapatybę. Na, iš esmės, formaliai abejojama, ar Europa su tokia tapatybė, kokia yra dabar, išliks ir ateityje. Kitas. Jei dabartinės tendencijos tęsis, po 20 metų Europa taps neatpažįstama, čia tarsi tęsinys to, ką sakiau. Toliau, pagrindinis Jungtinių valstybių interesas yra kuo greičiau baigti karo veiksmus Ukrainoje, kad būtų stabilizuotas Europos ekonomikos, išvengta eskalacijos ir, dėmesio, atkurta strateginė pusiausvyra su Rusija. Vienas iš Amerikos saugumo strategijos tikslų. Tai nuo to ir pradėkim, kaip jūs tai vertinate. Na, pats turinys strategijos yra tai, apie ką JAV administracija kalbėjo jau ne vienerius metus, bet ne vieną mėnesį. Aš iš tiesų prisimintume ir viceprezidento kalbą Müncheno saugumo konferencijoje, kurios pats klausiausi vasario mėnesį. Na, tos žinios labai aiškios buvo dėl to, ko tikisi Amerika iš Europos ir kas Europos raidoje Amerikai atrodo mažiau priimtina, bent jau dabartinė administracija. Na, mes neturėtume pulti... Strateginis balansas su Rusija kaip strateginis interesas, jūsų nuomonė tinkamas Lietuvai? Mums žinoma, kad vėlgi lūkestis buvo visai koks kitas ir ta kalba, kuri yra surašyta NATO strateginiuose dokumentuose, pagrindiniam grėsmių vertinime, tai kad Rusija yra ilgalaikė karinė grėsmė ir būtent prieš Rusijos grėsmę mes rengiame savo pajėgas, planavimą, užsibrėžę esame tikslus, ką turime padaryti, į tai ir atsiremiame. Bet bendra ta nuotaika, ką mes turėtume iš viso to dokumento paimti, nes galų gale tai yra kaip ir Lietuvos nacionalinio saugumo strategija, tai nėra grynasis planavimo dokumentas. Tai yra dokumentas pasauliu, kaip mes jūs visus matome. Štai va, ir dokumentas, kuriuo grindžiami yra planavimo dokumentai. Taip, tam tikros pamatinės nuostatos yra. Bet jeigu ką reikėjo iš viso to išsinešti Europai, tai jeigu jums nepakako tų visų skambučių, 1, 2, 3, tai štai jums varpu gongas, bum, kad turime susiimti ir daryti namų darbus. Nes Europoje mes matome, kad yra didelės spragos, kurios labai greitai gali virsti didelėmis problemomis. Jo strategiją parašė biznieriai, kurie masto biznio kategorijomis. Mes dabar pinigais atsiperkam. Ukrainiečių gyvybėmis mes atsiperkam. Mes nusipirkam savo laiką. Mes jau nusipirkam 3 metus. Tai galbūt dar mums pavyks nusipirkti 2, turėtų gal dar 4 metus. Klausimas, kaip mes tą padarysim. Ir kokius santykius? Ir su kokia Rusija atstatysim. Su Putino Rusija neįmanoma. Parduoti Ukrainą neįmanoma. Neinant į detalės, kalbant apie esmę, na, akivaizdu, kad Maskva su Vašingtonu pasiekė susitarimą arba sutarimą, turbūt taip reiktų sakyti, kokios turėtų būti taikos sąlygos. Aš manau, kad tai yra seniai jau sutarta. Iš esmės dabar, kai vyksta redagavimas ir šlifavimas, o koks mūsų yra Lietuvos nacionalinis interesas. Mes nekalbėjom, bet aš esu tikras, kad ir dabartinis ministras, ir valstybės prezidentas, ir premjeras, ir kiti grandžių atstovai negali ignoruoti tų viešų įspėjimų, kurie ateina iš Vokietijos gynybos ministro, Vokietijos užsienio reikalų ministro. Ką turite omeny? Kuriuos įspėjimus? Aš turiu omeny, kad 3-4 metų bėgyje Rusija gali testuoti. Po visko, ką pasakėt, metas galvoti apie planą B, jūs sakot, kalbant apie naują mūsų saugumo architektūrą. Valstybės lyderiams, politinių partijų vadovams reikia susitarti dėl apčiuopiamo, suprantamo užsienio politikos tikslo, kuris anksčiau buvo gera kaimynystė, vėliau buvo NATO narystė, Europos Sąjunga narystė, vėliau dabar Ukrainos parama Ukrainai, kai matos, kad karas baigsis derybomis ir nepatogia išvada iš to. Todėl aš manau, kad tikslas turėtų būti labai ramiai, neveikti stebėti panikos, diskutuoti apie tai, kaip mes ruošiamės dienai X. It's like a person is totally fine and normal, and everything's okay, but then they get told something bad is going to happen to them, and they get told it with enough authority, and it gets reinforced by everyone in the tribe around them to the point that they believe it, and the victim's beliefs then become weaponized and cause a cascading electrochemical reaction in the body that ultimately leads to the person's demise. So there are people who will watch this video and they will think this is all ridiculous, but I would counter with, there's a reason why MKUltra, the CIA's unethical mind control experimentation during the Cold War, specifically had projects on developing effective materials to influence the central nervous system or the neurophysiological or pharmacological effects of central nervous system antagonists, synergists, or studies on neuropeptide neurotransmitters. But mixed in with all of these projects, there was also Subproject 121, which was specifically a study on Yoruba witchcraft and specifically involved an African witch doctor. And the study was run out of McGill University in Montreal, Canada. And when you get down into the declassified documents for Subproject 121, and I need to remind you, these documents were referred to by members of the agency at the time as boilerplates, which means what's in these documents does not necessarily represent exactly what they were trying to get at with each project that they were doing, but you typically get somewhat of an idea of what was going on. And in this particular subproject document, it talks about the usage of, quote, magical words and their defense against them, and then there's a bunch of stuff that's been marked out and classified. And then on the next page, it talks about the treatment of, quote, magical fright, a kind of psychoneurosis in classified. I feel like what they're referring to in these 1960 documents as magical words could easily be on the same par with what we refer to today as trigger words. I mean, it's not that much of a crazy theory to suggest that maybe, just maybe, Rockefeller Foundation connected chairman of the Department of Physiology at Harvard Medical School, Walter Buchanan, and his work on this concept might have influenced their decision to fund an entire sub-project of MKUltra based specifically on African witch doctors. Okay? I just think it's good to remind everybody that's how curses work. Especially the Business X, People forget sometimes. Every time period that people have lived in, they always think this is the most forward-thinking and technologically advanced time period. Are we though? Are we? I'm not so sure after the last 3 years. Pandemic, which they say would be known as Disease X. Disease X is a term for a hypothetical illness. Talking about Disease X. Disease X. Disease X, which we're hearing a lot about.
Ką mes darom tam, kad išvengti ir būti geriausiai pasiruošusiems, stipriausiai pasiruošusiems atremti galimą testavimo 5 straipsnio. Mes dabar pinigais atsiperkam. Ukrainiečių gyvybėmis mes atsiperkam. Mes nusipirkam savo laiką. Mes jau nusipirkam 3 metus. Tai galbūt dar mums pavyks nusipirkti 2, tai gal dar 4 metus. Rusija labai išdėmusi Ukrainoje dabar. Ar tai reiškia, kad ukrainiečiai savo gyvenimais ir savo krauju laimi mums NATO šaliams laiką pasiruošti? Sakyčiau, kad ukrainiečiai kovoja už išlikimą, o ne už NATO. Turiu omeny kovoja už savo pačių šalį. Jungtinės valstijos praneša, kad su Rusijos pusė viskas sudėrėta, abi scenarius tinka. Prezidentas Zelenskis šiandien susitikinėja su Vokietijos ir Jungtinės karalystės ir Prancūzijos lyderiais, su NATO generaliniu sekretoriumi, ieško savo atsakymo. Kaip jūs matot sprendimą? Reikia spausti Rusiją toliau ir tai yra mūsų raginimas Europai. Apie tą kalbėsime sekančiame Europos vadovų tarybos posėdyje. Sankcijos, įšaldyto turto reparacijų paskola. Šito klausimą galvosiu, kad sprendimas tai labai sunkus klausimas ir šiuo metu sunkiai įsivaizduojama, kaip galima bus pakeisti Belgijos pasipriešinimą, tačiau ta linkme dirbama, ieškomos kitos alternatyvos galimas skolinimasis Ukrainos vardu, bet tai atsimuša į Europoje įprastą vienbalsiškumo principą ir dėl valstybių kai kurių pasipriešinimo vienbalsiškumo principas daugelį atvejų yra tiesiog neįgyvendinamas. Kalbu su jums labai atvirai, nes tokia yra šiandieninė situacija, ji tikrai nėra beviltiška ir leidžia ieškoti sprendimų, tam reikalinga Europos valia ir tam reikalingas didesnis Europos dėmesys šitame visame taikos paieškų procese. Ar mes darom skirtumą tarp Rusijos ir Baltarusijos, tarp rusų ir baltarusų kultūros ar ne? Mano supratimu, mes turime daryti, nes mūsų nacionalinis interesas turėti nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Principinis dalykas skirti tos du dėmenis Rusiją ir Baltarusiją. Jo labiau, kad mes oficialiai kaip Seimas tos skirtumus padarėme, priėmėme eilę rezoliucijų dėl teroristinės Rusijos. Tų rezoliucijų esmė Rusija yra teroristinė valstybė su visom tom išplaukiančiom pasiekmėm, įskaitant ir tai, kad Rusijos piliečiai irgi yra teroristai. Lietuvoje gyvenanti Baltarusių opozicija prie Baltarusijos ambasados Vilniuje surengė akciją kartu prieš hibridinės atakas. Latvijai ketinant stabdyti reguliarius keleivinius reisus į Baltarusiją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius idėją vadina svarstytina. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiemet užfiksuota beveik 600 į Lietuvą įskridusių kontrabandinių balionų. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė beveik 50 000 keleivių. Svetlana Cikhanauskaja sako, laisva demokratinė Baltarusija tai taikos ir saugumo garantija. No, su Lukašenkos režimu. Kartu prieš hibridinėms atakoms prieš Lietuvą. Už laisvą Baltarusiją ir taikų dangų prieš Lietuvos. Ši tyla tai simbolis, kas būtų, jei neliktų laisvo žodžio. Neišleidžiant Baltarusijoje įstrigusių Lietuvos vilkikų, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojas Martynas Katelinas teigia, kad nepaisant to Lietuvos vežėjai į Baltarusiją važiuoja toliau. Anot Katelino tai suteikia Minskui daugiau svertų daryti spaudimą Vilniuje. Muitinė paskaičiuoja toliau aktyviai vykstančių vežėjų skaičių į Baltarusijos teritoriją. Kelių dienų senumo duomenimis vežėjai toliau aktyviai tą daro. Prie Medininkų pasienio punkto buvo susidariusi apie 500 vilkikų eilė, prie Šalčininkų virš 300. Tai kaip čia suprasti? Kokia situacija yra šiandien realiai? Kiek vilkikų yra įstrigę ir kokie nuostoliai yra patirti iki šios dienos? Mūsų skaičiai nesikeičia. Mūsų skaičiavimas yra 4000 transporto priemonių, iš kurių yra 1250 vilkikų. Visi kiti skaičiai, kurie pateikiami, vakaras Muitinės departamentas pateikė, tai yra neteisingi ir mūsų skaičiai yra labai artimi skaičiams, kurie buvo pateikti Baltarusijos pusės. Baltarusijos pusės skaičiai yra 1880 vilkikų, mūsų pusė 3000 puslaipių. Kas liečia skaičiavimus nuostolių, mes kol kas pradėjom skaičiuoti, tačiau jie yra preliminarūs. Ir šiai dienai artėjom prie 100 milijonų eurų nuostolių. Man atrodo, yra labai neteisinga daryti spaudimą Lietuvos valstybei ir iš principo sakyti, kad jūs čia vos nesėskite su teroristinė valstybė už bendro stalo, suprantant, ir tikrai jau kas, aš manau, vežėjai tikrai žino tą, kad jokių garantijų ateičiai negali būti tol, kol Baltarusijos režimu vadovaus Aleksandras Lukašenka. Pone Mikėnai, iš tikrųjų, nemažai kalbama apie tai ir nemažai kritikos skrenda patiems vežėjams patys važiavote į Baltarusiją, tai kodėl dabar turi kažkas ištraukti, juolab, kad ir dabar, kai atidarytos sienos, tas važiavimas tęsiasi, tai kaip jūs tą kritiką priimtumėte? Priimam labai paprastai, kai bus vyriausybės nurodymas, įsakymas nevažiuoti į Baltarusiją, Lietuvos vežėjai to nedarys. O kol yra rekomendacijos fiziniams asmenims nevykti į Baltarusiją, verslas dirba savo darbą. Toliau, jeigu Lietuvos Respublikos vyriausybės tikslas yra perduoti daugelio metų įdirbį, kad Lietuva būtų tranzitinė šalimi ir vežėjams tai pavyko padaryti, logistams tai pavyko padaryti, mes norime atiduoti Lenkijos Respublikai, tai jie su malonumu tą pasiims. Mes nevažiuosim taip, kaip nevažiavom uždarius sieną ir visi kroviniai, tai yra transporto grandinės, pasikeitė transporto grandinės ir kroviniai nusėda Lenkijos terminalus. Lietuvos verslininkai investavo į terminalus, statė, dabar terminalai yra tušti arba prekės nejuda. Jeigu tai yra vyriausybės tikslas, tai mes labai sėkmingai einam tą linkmę. Sveikinam. Viltis yra apie 2 į. Iš principo tęsti tą kovą, kuri šiaip globaliai žiūrint yra demokratijų ir autoritarizmo kova ginant tarptautinės institucijas lygiai taip pat. Su ką sakiau, užtruks ilgai, bus sunku, bus kruvina, o tada pamatysime. Aš įsivaizduoju, kad pačioje Ukrainoje žmonės pervargė, klaikiai pervargė ir tu gali pradėti kabintis už šiaurę. Ta situacija yra iš tikrųjų, manau, dramatiška ir nepakartojama. Akivaizdu pasiekta laimėjimų.
Pone Mikėnai, ar vežėjai jau svarsto tokį variantą, kad tų vilkikų apskritai nebepavyks susigrąžinti? Matome, kaip dirba vyriausybė, kaip priima sprendimus, tai tikimybė, kad mes juos sugrąžinsim, yra didelė. Pone Mikėnai, bet klausimas, jeigu toliau tie vilkikai važiuoja, dabar gerai, tarkim, sugrąžina arba nuostolius jums kompensuoja ir tada Baltarusija kitus vilkikus sulaiko ir nebe išleidžia, kas tada?